Gražu čia pas mus lietuvėlį. Antras žmogus. Вони скинули і вони всі погибли. Pačilinau ir judu toliau. Dabar jau tikrai tik tai eglė bus. Gražu ta pajamės ant keli. Na, kartais tokių tiesiųjų labai daug, bet šiaip vaizdai gražus atsidaro. Savo žirgus pakinkė. Šiantiek čilinu, kad mane ne tik motociklai, bet ir lengvusios valenkia. Nu, žiūrėsim, kada palapinę statysiu. Nes čia dar valanda važiuot iki Eglių. Tada, manau, valanda tai iki Tauragės, tada Tauragė, dar 2 paskui valandos tikrai jaučiu gausis, kol atsirasiu prie palapinės vietos, kur planuoju. Tikiuosi, ten nebus daug poilsiautojų, nes nėra labai nuošali vieta, bet labai gera. Tai reiškia 3 valandos, dabar yra 4:30, nu tai 8 turėčiau būti, jo. Žiūrim, kaip bus. Daug nesuku galvos dėl to. Ne, 90 važiuoju. Biškį padidinam šiek tiek. Va. Biškį greičiau. Prasidaręs langelį. Chill. Jeigu 8 būsiu prie palapinės statymo vietos, tai čia viskas idealiai. Dar 10 ganėtinai švies. Reikia užsidarinėti, nes va, matot, vabalų visi atsibūdė. Ir šalmo stikliukas irgi nujotas jau. Čia irgi, tai atsidarius langą. Viena musė jau kalė į akį. Tai nelabai gaunasi. Tad pirmin iki Eglės raganos. Kol neatėjo naktis, nes atėjus nakčiai dar raganą sutiksim, nedaug dievulių tu man. Tad skubam. Jurbarką atvažiavom. Klaipėda 145 kilometrai. Ne taip ir toli. Bet nėra to plano huligano. O gal huligano? Ne, gal nedarysiu huligano. Jūrą kitiem kartam paliksiu. O po ilgo laiko šviesoforas. Ir čia tą gražią skulptūrėlę pasistatė. Gražus miestelis. Traša 36 minutės. Važiuoju pasienio ruožę. Tai toj pusėje kairiai tie nedraugai. Kažkaip viskas taip kelias sau. Mašinų jau kažkur visos nusukusios seniausiai. Nieks nenori čia važinėtis turbūt. Nelabai kur čia tas ir kelias turbūt nuves. Nors iš Šilutė atrodo nuves. Nu, bet nevamai. Viena žodžiu važiuoju. Liko dar 25 minutės. Pasižiūrėsiu Eglės. Noriu vieną kultinį kadrą padaryti, kurį dabar bijau pameluoti, po to pasižiūrėsiu. Atrodo prieš 2 metus su kamanė, kai buvau tenai, esu padaręs. Nu, toksai, žinot. Jau buvau su vienu motociklu, pirmieji mano išvažiavimai ir dabar su sekančiu. Kasikas, upė kasikas. Tai va,
Nuvažiuosiu, nusifotografuosiu, pažiūrėsiu, kaip jinai stovi, jum parodysiu ir važiuosiu į Tauragę ir, kaip minėjau, į poilsiavietę. Oras labai įšilęs, 24 net dabar rodo ir jaučiasi. Vėjas tas gelbėja, bet debesėlių kaip ir nėra, nors čia daugiau, šiek tiek va ten matosi. Viešvilė. Gražiai čia įsikūrė žmonės. Senoviškų tokių pastatų yra. O Ukrainos vėliava, slava Ukrainė. Va čia kažkokie seni pastatai, gal dar Smetona mena. Klaipėdos gatvė. Nu jo, tokia pajūrio. Nors iki Klaipėdos dabar apie 100 jaučiu kažkur. Bet čia toksai senas matosi pastatas. O, jau žmonės ir maudosi. Marijos kultūra. Gražiai čia. Besigrožėdamas palieku Viešvilę Mociškį. Įdomu, pasieksiu Mociškis, gali būti, nes 20 km dar rašo. O, toksai visiškai chill nuo medžių, toks visuma. Na va, atvažiavau į Mociškius. 9 minutės rašo. Kiek čia kilometriukų? 6,4. Dabar neatsimenu, kaip ten pažymėta, bet gali būti, kad 9-8 minutės kažkaip rašo, nes ten nuo asfalto nusukimas bus. Dar gal Vilkiškiai, va čia kažkaip parašyti, prisuksiu iki ten. Jūra, tokia upė yra. Oho, ganėtinai plati. O čia dar vienas tiltukas. Ką čia jūra, o taip sukinėja? Ne, čia kažkoks kitoks, čia kažkas jūra įteka. Čia greičiausiai šitas drenažinis nuo ūkio pasėlių. O dar sekantis tiltukas. Jo, biškį atgaminu, čia važiavau tada prieš kelis metus. Čia kaip aplink Lietuvą važiavau, buvo pirmas mano išvažiavimas rimtesnis, savęs išbandymo. Tiltukas, 4 čia atrodo buvo. Va, ir Vilkiškiai. Stabtelėjau pasikeisti akumuliatorių. Pažiūrėkit, kokia graži bažnyčia. Čia irgi dar kažkis laikas geras mena. Ir judu toliau jau prie pat eglės esu. Tad nieko nelaukus, judam prie eglės. Raganų eglė. Kilometriukas su biškį viso labo. Gražu čia pas mus lietuvėliai, tie miškai. Tas miško kvapas. Raganų eglė raudo tiesiai važiuoja. Va, matau, čia raudonas taškelis. Tikrai verta, atvažiuokit, pasižiūrėkit. Nu taip, nusuki nuo kelio, taip kažkaip visai fain. Čia lengvai miškeliu va pravažiuoji. Biškį smėliuko matau. Kaip kokioj Dzūkijoj. Čia kažkur, kad tik neprašokti tenai, paskui toksai, ten dar toliau kelias eina, nežinau kur. O
Čia kažkaip tarp medžių gaunas ir tą nuotrauką man norisi padaryti tarp medžių, taip gražiai. Tokios aukštos eglės. Tenai. Va, čia. Gerai atsimenu dar. Jo, čia kažkaip įdomi nuoroda nėra, o taip galiu žiūkę nuvažiuoti, ne? Nes tenai reikia eiti. Tai mes čia kažkur ir pasistatysim motociklą. Nors jeigu paskui galvo, tai iškart matai va čia tos eglės aukštos, ten tokia, o ten tokia geresnė. Tada mano motociklas kamanė stovėjo čia kažkur ir aš ten dariau nuotrauką. Pabandom atkartoti. Na va, ta pati vieta. Tik tai šį kartą yra turistų. Anąkart nieko, negios dūšės. Bet gerai, padėjo nuotrauką tokią neblogą parodysiu. Visai patinka man. Šiek tiek kitaip sudėliota viskas, bet ta pati vieta prieš keletą metų. Dabar einam pasižiūrėti raganų eglės. Galima matyti, toks takelis ilgas tęsiasi. Čia kaip matote net apsaugota, paramstyta. Apimtis va eglės yra 1,30 m, aukštis 5,8. Apimtis 1,30 m, aukštyje 5,8. Oho. Aukštis apie 36 metrai. Amžius apie 170 metų. Oho. Tai va, žinot, verta užsukti. Einam, parodysiu, kaip tas atrodo. Va, ten eglė. Štai ir prieinam jau prie jaus. Net atverta, kad nieks atneitų. Ir apeiti. Ten jau matosi ištrūnimas. Bet per laikus. Kažkas pavadinimą gerą, tokį idėją, tokį raganą. O kas ten žino, ane? Kad ilgai neužsibūkim, a kokia dar ragana išlys. Ir judėsime toliau. Tai va, ir vėl apžiūrėjau eglę. Dingo visi turistai gan greitai. Ratuką, gal net apie aplink medį ir išvažiavo. Aš irgi ilgai neužsibūnu, atsigeriu vandens. Ir į kelią, į tą pusę. Kažkada reikės ir tą pusę panagrinėti. Tai va. Po biškį išlendam jau iš miško iki Tauragės parduotuvės. Ne pačios Tauragės, bet netgi iki jos parduotuvės tik 27 minutės kelio. Reikia kažką pagriebti vakarienį, kad bitė iššoko ir iššoko iš šalo. Tai va, reikia kažką pasiruošti vakarienį, nes taip ir nepietavau, nors sausainių turėjau, bet kažkaip tai neužkandžiavau. Būtinai vandens reikia pasiimti. Ir praleisti vakarą ramiai, gražiai, prie palapinės. Ant motociklo pračilinau. Po to prie palapinės prašilinsiu. Ir rytui išaušus namo važiuosiu.
įdomu kaip viduj, bet užrakinta. Jūs kada pasidomėt, kada jie atrakina, išoriai taip įspūdingai atrodo. Nes kai kurie langai užkalti, klausimas, ar ten yra kas viduj. Čia ir kažkoks senas pastatas, pinigų neperskaičiau. Dviratininkai. Net nesitikėjau, fantastiškas keliukas. Pažiūrėk, kaip vingiuoja, ten kiek vingių buvo, čia vėl. Eina savo. Žiūrėk, tai toliau vingiuojasi. Va čia tai keliukas. Nuostabus kelias. Nu va, atvažiavau iki Tauragės jau. Upė jūra. Kaip didelė vėliava. Gražu. Viena policija nuvažiavo, antra intensyviai čia pas juos. Nu ir parduotuvė. Nu viskas. Paėdu iš Lidlo. Pažiūrėsim, koks tas kempingas, kur numačiau. Žiauriai graži vieta. 23 minutės rašo. Šiek tiek pasiklydom. Būna, kam nebūna. Nepatikėsi, ką tik sustabdė, nes šalmarkiau subuvim, nes pūstrekė. Fokusas geras. Bet aišku, GoPro neveikė. Nusijėmė toksai va mėlynas. Saulės spigėva. Nežinau, kaip čia matosi. Opa, jis turėtų ištraukti bateriją. Ir neišėm. Neįsijungė, nes dabar bandau su peiliu kažkaip iškrapštyti noriu. Noriu dabar kadrų. Bet neįsitraukia. Bet bandau krapštyti ir stovyklavė. Nu va, galų gale pavyko ištraukti. Ten palikau, šledį iš nieko nėra, bet vežtis nori, nes jau kai traukiau, tai dūmeliai pradėjo rūkti. O. Tokie dūmeliai pradėjo rūkti, tai sakau, kuo greičiau ir kažkaip išlupau ir palikau ten. Sorry, norėtųsi išmest geriau, bet tikrai vežtis negaliu. Nes jei jau dūmeliai rūkti, tai jau nekas. Tai va. Laikom kryptį. Liko 18 minučių ir būsim vietą. Žygaičiai. Ir karvutės pieną duodam. Čia jau kažkur prie pat, rašo 4 minutės čia. Ežeruona, upelis.
Tai va, šiandien, kiek atsimenu, buvo Dubysa, Jūra, dabar Ežeruona, dar kažkoks buvo, aišku, Nemėžis buvo. Žuvusiam už Lietuvos laisvę kryžius buvo. Vynutas kažkaip taip, bet Vynuto matau neprivažiuosi. Jei neklystu, tai už to miškelio ir atrodo panašu taip ir pagal žemėlą. Mašinom draudžiama, apie motociklus nėra kalbos. Žmonės yra, bet kaip ir matosi trumpam užsukę. Va ten, aną kartą, kiek atsimenu, stačiausi, jeigu dabar privažiuosim, bus žiauriai faina. Tai čia kažkaip perkasta, blin. Ar aš ten privažiuosiu? Žemės, stulpai. Čia kažką jie pakeitė, kažkaip tai čia taip va. Arba va ten žalies būtų faina. Приработали, говорю, здесь. В прошлом году я там отдыхал с палаткой. Теперь смотрю, как приехать. Ну, ми і там стали, а ногами туди прийшли. А вы откуда, если можно спросить? Звісно, можна, із України, Из Украины. з Херсонщини, з окупованої території. А как здесь, в Литве? Давно? То як, ми почти два з дідом моїм, а внуки, вони вже четвертий год. Кажу, дом наш розбомбили. Ми ще 1,5 року сиділи в окупації там. Ну а потім вже стало взагалі невиносимо і страшно, взагалі. Ракети, снаряди сутками туди-сюди літають, падають коло тебе, там бахкає, дом з міста на місто переходить. Ну, ми виїжджали, що дом був цілий, а вже осінню його розбомбили нам. Криші немає, стінка одна завалилася, і все. А дощі йдуть, воно ж кисне, там усе валиться далі. А в домі все осталося в нас. Всю життя дбали і все. І остались ні з чим. Старша дочка наша зараз в Херсоні, там, в області самої. Так там взагалі ж невиносимо. Там, от ви йдете, да, дрон летить русський, на вас бомбочку скине. Дитина гуляла в дворі, скільки, 12 чи скільки років дитині. Прямо во двор скинули, дитину дуже ранило, воно тяжеле лежить у больниці в реанімації. Вони ж безбашені. Мозгу Да. немає. Це не люди, це не людні. А на скору були скинули, якраз врачі їхали на визов, десь там прилетіло до кого-то. Вони скинули і вони всі погибли. Летіла та бомбочка із дрона. Розірвало все. І машину, і людей, врачей. Та хіба тільки це, там кожен день, хто ніколи не думав, що до нас така біда прийде. Я навіть у перший день війни, коли почало бахкати, я навіть не поняла, що це війна. Обично у нас там малолетки дуріють і щось кидають і бахкає. Ми живемо в самому центрі, жили, вірніше. І воно як бахнуло, я проснулася і кажу діду, і ще й сразу, другий раз. А я кажу діду, Боже, чи Путін нападає? Ну просто в мене так вийшло. А він каже, та спи, який там Путін. А воно так і вийшло. Минут через 40 подзвонив зять. Каже, мам, ви лежите чи сидите? Я кажу, та лежу ще. Я не знаю, вам казати чи не казати. Кажу, що случилося? Війна почалася, Путін напав на нас. Боже, в мене такий нервовий срив тоді був, що це взагалі. А вони ж малі тоді ще були. Боже, це
Мені не так страшно за себе і за діда було, як за них, за цих малих. І ще внук, це правнуки, а то ще внук там на другій вулиці жив. Йому 16. І у мене перед глазами ці всі діти, і оце таке страшне, самольоти почали летіти, вертольоти бомблять. Це навіть в жахливих фільмах таке не побачиш. Ми більше місяця в підвалах просиділи. Трудно. А как здесь? А? А как здесь? Ну, вивезли. По нас. чуть-чуть. Волонтери допомогли нам сюди доїхати. Діти вже були, бо вони в апрелі місяці уїхали, як війна почалася. От якісь наші правнуки. А ми вже через півтора року аж уїхали. А тоді якраз волонтери від нас із окупованої території через Крим вивозили, це русські вивозили. А потім садили на поїзд і через всю Росію приїхали ми опять в Україну на підконтролю, де нема там русських. От. Тоді вже наші до Польщі, до Варшави, а з Варшави вже польські волонтери нас сюди переправили. Коротше, ми 13 суток їхали. Єлі доїхали. В нашому возрасті з дідом тільки їхати далеко. Ми жили спокійно, тихо. Ну да. Ходили ще на роботу. На тобі, прийшла така біда. От усього нас освободили. І від роботи, дітей від школи, від садочків, від усього. Все розбомбили, школи розбомблені вже, садочки розбомблені, больниця розбомблена. Коротше, горя нам наробили такого, що хай Бог милує. Держитесь, как сказать. Ніколи не знали, що таке війна. Ні ваші діти, ні правнуки, ніхто, щоб не знав, що таке війна, бо це велике горе і велика біда. Держитесь, а я буду, по-моему, пробовать проехать тогда. Давайте з Богом. Ну, и вас с Богом. Спасибо. Я знаю, как вам трудно. Ну, как сказать, не знаю, даже так скажем. И так, как сказать, надеюсь, что, как вы сказали, и не узнаю. Щоб ви не знали, що це таке. Да. Щоб воно до вас ніколи не приходило. Jo, tokios istorijos priverčia sustoti ir džiaugtis to, ką turi. Pravažiavom čia, bet jau prikasi. Jau nepatarsim kitą kartą važiuoti, nes neaišku, kaip čia bus. Ten tos kolonos, tai greičiausiai statys tiltelį. Ir tada jau tikrai nepravažiuosiu, nebent čia, bet dabar prikasta žiauriai minkšta. Ai, čia irgi tą kelią matosi darys. Tai va, trumpai palapinė pastatyta. Šiek tiek paleisiu tas ukrainietis, manau, kad įsirašė. Sunku, pačiam net sunku priimti, o jei tai jau nekalbu apie tai. Išgirsti man nepriimti. Suprasti nesuprasiu. Neišjausiu to dabar, kad tikiuosi gyvenime neteks, kai jinai išjautė. O nuo to pabėgant, oras nuostabus,
kaip ir tikėjausi, ne, aš tikėjausi daugiau, dabar yra mažiau žmonių. Vienur kitur tenai prasieina, nes čia šiaip visas laukas buvo normaliai pavėsinė, maudynėm padarytas, dabar čia toks apžėlė, apaugo, ten už nugaros kažkaip keliuką daro, ten matėte, biškį vos offroadą, kad pravažiuoti, daro į plentuką šitą prie plaukėlę tokią, kaip matosi, nes kolonos pastatytos, nu, žodžiu, baigėsi čia. Nes kai bus prie plaukėlė, jinai bus gan aukštai, jeigu ten nebus smėliuko, motociklų nepravažiuosi. Ten daro pėsčiųjų takelį, jeigu jį padarys visą iki tenai, taip iki praplaukėlės, ten irgi nieko neprivažiuosi su motociklu, nu, palikinėti ten, plapinė, čia statyti. Tai va, jau nebėra, kaip buvo. Bet išimsiu iš sąrašo, kur būtinai kempinti. O oras nuostabus. Gražu, aišku, ten girdisi turbūt, ne? Žmonės linksminasi, bet lietuviškos gražios dainos. Smagu. Tai va. Tyla, tokia ramybė, saulė po biškį eina žemyn. Turiu va arbatos, jau pavalgiau šį bei tą. Dar porą kibinukų gal vieną suvalgysiu, žiūrėsiu. Kaip matėt, čia biškį su dronu paskaidžiau. Naują palapinę įsigijau. Ne dėl to, kad kita prata buvo labai jau kažkokia bloga. Tiesiog planuojam su žmona į Norvegiją. O ten yra 2 vietė, tad vietom daiktų jau paskui nebelieka kur susidėti. Kaip vienam, ten viskas ok, šone daiktai, kitam šone pats, o čia tokia 3 vietė, bet, sakyčiau, daugiau 2 vietė ir daiktam tada vietos tikrai yra kur pasidėti viduje. Tai va, su jie ir keliausiu. Galėsiu brūkštelti kokie čia, bet nežinau, bet kiek lėčiau, tikrai kokybiškai. Manau, tikrai verta buvo to, kad pasikeičiau, atsinaujinom, nes baigti kempinimo tikrai nesiruošiu. O dabar vakaras. Pamačiau eglės, norėjau nuvažiuoti dar kartą, prieš porą tada metų. Buvo ta kelionė, buvau prie jos, tai faina sugrįžti. Čia irgi buvau, bet čia dabar neatsimenu, ar praeitais ar užpraeitais, bet atrodo dar su kamanė čia buvau. Pažiūrėsiu paskui foto, bus matyt. Tai va, faina tas pačias vietas grįžti. Na, Lietuva kitaip nesigauna. Jeigu mėgsti važinėtis, kempinti, na tai nenori grįžti tas pačias vietas. Tai va. Kilometrų net nežinau, kiek prasukau. Pažiūrėsiu, ten brūkštelsiu, paskui pačiau, tai gal vidėčiuk tai žiū, vaizdas atsirandam kilometrai. Nes ne dėl kilometrų šį kartą važiavau. Tai va. Tyku ramu. Nu, išskyrus tuos, nu bet. Viskas normaliai. Jie su palapinėm, tai greičiausiai turėsiu kaimynus, jie toli šiaip tai. Kad garsiai muzikam. Bet girdis, kaip paukščiukai čiulba, jau jaučiasi, kad viskas baigės, tie šalčiai tokie, viskas. Naktį žada, kad 9 bus, bet čia smulkmena. Tai va, kviečiu kartu pasimėgauti. Gamta. Tuo turbūt šiandien video ir pabaigsiu. Ačiū, kad buvot. Like, subscribe. Ir einu biškį parodysiu jums
kaip viskas čia gražiai atrodo. Va, saulė leidžiasi. Aišku, GoPro biškį pritamsina, bet dar tas apsauginis, tas stikliukas yra, bet vaizdai gerinsis bet kuriuo atveju. Va, ten toliau muzikėlė linksma leidžia. Alpinė, motociklas. Paukščiukai čiulba. Saulė leidžiasi. Po biškį ir pasislėps už horizonto ir lauks naujo diena.